prie vieno mano video. Šiandien žaisiu Hello Neighbor. Ir nelengva. Pirmą ir antrą aktą dar bandau trečią. Tai bandom viską per naują dėl jūsų. Trečio akto viską per naują. Čia tik dėl jūsų. Bus kraunas. Čia turėtų pagal idėją ilgai čia krautis. Pažiūrėsim. Jo, ilgai krautis. Čia daug laiko video užims toks krovimasis, bet nežinau. Čia neseniai žaidžiau su savo draugu Minecraft žaidimą, bet jo tėvai grįžo ir jis jau nebegalėjo žaisti. Tai jo, todėl pagalvojau galiu. O, pagaliau. Užsikrovė. Gerai, dabar mes čia turim kažkiek čia apžiūrėti viską. Visus stalčius greit apžiūrėti. Čia šūdų yra, čia nieko yra, čia kas. Čia nieko gerai. Tai laiškas bus, ne? Čia turėtų išlįsti laiškas pagal idėją. Aš manau, aš distancinę, aš pažiūrėsiu tekstą. Eiks. Gerai, kaip išmesti. Taip, o jo. Laiškas. O, pagaliau. Gerai. Tai dėl jūsų galite pažiūrėti šitus video. Dėl jūsų aš tai šitų nelabai norėčiau žiūrėti. Dėl jūsų užsia kažkodėl. Tipo į senuosius namus, aš manau, čia persiklausysiu pirmą aktą namus. Dažnai palieku tuos namus. Gerai, vėl krovimasis. Nežinau, ar toks ilgas bus. Labai ilgai kraunasi. Kaip ir visada. Čia man ros baltų dalykų reiks daug laukti. Va, pagaliau užsikrovė. Biškutį nekalbėjau, bet dabar vienas visai rankas nuo to, kaip ten laisvai reikia reikės. Nes aš nežaidžiu, aš žiūriu. Čia turbūt mano mašina. Jo. Tai čia apleistas namas. Čia mano senasis namas. Taip turėtų būti. Gerai, jau reikia žaisti. Išlipsiu iš mašinos už čia. Ir Надеюсь, часть встречи без контактов.
Atrakinsiu čia. Eisiu. Vėl filmukas. Čia daug filmukų. Trečiam akte. Trečiam skyriui. Lietuviškiau būtų gal. Gerai, va čia kažkas skambina jau apie. Ir ten mažos kaimynas, kad taip įsigandau aš. Ir pamoju, kad tiesiog įdomu, kodėl aš labai taip labai keistai pasielgiau. Vėl ilgas krovimasis, daug krovimosi, tai yra. Ir pirmas mano video pats buvo filmuotas su mano telefonu. Ir todėl toks prastas vaizdas buvo. Dabar suradom tokį dalyką, kaip padaryti nescreenshotą. Nescreenshotas yra nuotrauką ekrano padaryti, o screen video, tipo ekrano video padaryti, filmuką. Tai dabar gal jums geriau matos viskas. Tikiuosi. Nes dabar ilgai graužis. O dabar bus biškutį gal galėsit kai kurie šitą paleistą dalyką. Nes gal gali klausytis šitą. Gerai, kurgi ne, atsiburdau. Tai mes čia labai tamsu, ne? Dabar naktis. Ir dabar čia žaidžiu. Kad jūs žinot, tai šitą žaidimą reikia shifto, kad bėgt. Pasirodo. Tai aš čia, kad nebūtų naktis, pasiimsiu knygą ir mesiu į langą. Oi, ne į tą langą. Man reikia langą, iš kurio galiu iššokt. Va. Bet ne per arti, kad neįsivyčiau kiaurai. Opa. Perlipau. Ir dabar tikiuosi mirt. Pavyko. Ne. Kaip mirt? O kažkas žino? Rašykit komentaruose, nors ir vaikams skirtas pažymėjau. Tai nelabai komentarų čia galima. Va, kaimynas, labas kaimynė. Pasižudyti galėjai. Labas, ačiū, kad pagavai. O, va dabar daug šviesiau kitas reikalas. Per Hello Neighbor šitą žaidimą ant pirmo skyriaus yra taip, kad reikia dėžių pirmą pasirinkti, bet čia taip nereikia. Kaimynas. Pala. Pasiimsim binoculars ir spying, nežinau, slėpinė, neidai. Gerai, nebereikia binocularių. Gerais namais namie. O man kaip tik reikia, kad jis būtų namie. Bet čia kraučiam. Tada per šitą įmesti reikėjo, kad šitas sidarytų, bet nesidarė.
Bėgam. Nes čia gana scary gėjimas yra. Tai mes, kad pataikytume, žiūrim, ką turim va šitų, prisirinksim daug skarbonkių šitų. Aš čia čili padaras. Darom viską. Ką dar galėsim mes? Padelį kokį, negal padaryti šitą. Gerai, pilnas inventorius. Ar kaimynas kažkur yra? Rimtai. Mankštą daro kaimynas. Šiaip neighbor reiškia kaimynas, tai hello neighbor, labas kaimynė. Tai aš jį vadinu šitą čiuvelį. Va, kuris dabar čia mėga. Kaimynų. Nes čia man kaimynas su tokiu masyviniu namu. Nežinau. Kur tu eini man į tą pusę? What the hell? Nesakyk, kad vėl suksies į tą pusę. Ir tu mane, tu namus įbėgai. Perbėgam čia. Ne. Nepataikiau. Oi. Šitą jau turėjo kaimynas išgirst. Nu bet nepasiduosim. Nepataikėm. Paskutinis bandymas. Jos! Tiesiai ant paskutinio bandymo. Ne taip įspūdinga kaip ant pirmo bandymo, bet nors ant antro bandymo. Nu tai gerai. Palauk, ką man aš pamiršau Reik nueiti į birthday. Ai, tai žodžiu reik prisirinkti knygų mažyčių šitų raudonų. Bet ne violetinių, nes jos mažytės. Šito kaip puikiai. Gerai, pilnas inventorius knygų. Just in case. Kas čia? Logų. Aš nežinau, ką tai reiškia. Kaimyno ranką ten mačiau. Ten, realiai. Buvo. Gerai. Čia kėdė kažkokia Lietuva. Bėgam. Viršai. Eik tu savo. Pasirodys ten buvo. O dabar čia yra vadinamas perfectly morning. Važiuomis neatima mūsų daiktų. Ar atima? Ne, neatima. Gerai. Bet jis pats ten. Gerai, tai ką mes šiandien veiksim? Gerai. Einam lėtai, bėgam. Kaimynas ten nuėjo. Gerai, pavyko užlipt. Pavyko užlipt. Jam nepastebint. Op! Čiau. Gerai. Čia viskas užbarikaduota. Mes čia pasidėsim knygas.
Gerai. Ir dabar bandysiu išimti čia dėžes. Ir dėti mums tą, kad ten galėtume iššokti. Apa. Uždedam. Gerai, manau, dviejų užteks, nes čia bus kažkoks fabrikas pilno knygų. Nu, tik 4, aišku, bet ir dėžių bus pilna. Kas geriausia, nes dėžių reiks, kad pakiltų. Ir jei kas nežino, gali čia ateit kaimynas be labai maža tikimybė. Nes retai kada lipa į šitą aukštą. Labai dažnai kada lipa dar aukštesnį, bet kaip jis nepamatoma, nes aš nežinau. Arba gal iš vis ne, aš nežinau. Oi, numečiau čia. Bet jis ten, kur aš dabar bandysiu šokt, negali ateiti. Crouch ir nusirenkamos jas. Perėjom. Dėl mes greitai vaikštam. Gerai. Sakai, kad vėl raktas. Jo, raktas. Realiai čia įsikačiamas. Mes dabar turim rasti mažų daiktų čia. Tai gal mes pasiimkim tas knygas, tada čia užšoksim. Mažų daiktų. Gerai. O knygos, kaip sakėm, yra kaip tik... Eik tu, kas čia ką tik. Opa. Gerai, nutupau. Ne, crouch, pripratau crouch. Shift, crouch. Ok. Gerai. Vieną iš knygas pasiimam, nes aš sužinau dar vieną išėjimą pribėgus. Jos. Gerai, bet aš jį jau pagal idėją pamiršau. Man rodos šok ten. Aš miriau nuo tokio mažo atstumo. Eik tu sau. Trečias aktas yra toks labai primityvus. Nežinau, kas jis. Žodžiu. Aš paskut ir parodysiu vieną dalyką. Jei kas žinot dalyką skyriuose būna glitchų, yra, čytų. Tai yra ir pirmame skyriuje yra antram ir trečiame yra tokių glitchinių čytų. Tai aš pasiimsiu aktuą. Gerai. Tai vėl laukt. Nes tuoj turėsim baigtą video. Bet gal kokį 2-5 minučių, dar 5 minutės pavarysim ant pirmo akto, nežinau.
Reik laukti. Va, pagaliau. Šitą aš praskipinsiu. Na, jei kažkas nematęs, gali pažiūrėti pats. Ar kažkas norit? Nu, gal kažkas norit ir paskui už tai rašysit galbūt komentarus. Tai gal rodysiu. Nes norėsiu. Aš noriu rodyti. Dabar aš čia žaidžiu šiaip. Jei kas nežino, kada žaidžiu. Kamuolys labas kamuolys. Gerai, dabar bus man nepatinkanti dalis. Bet gerai, čia dėl jūsų bus. Kai kurių, kurie nori. Tai va, nu dabar pagaus pirmą kartą kaimynas. Tuoj. Va, aš bandau čia žiūrėti. Kaimynas jau uždaro duris, užrakina. Ir šiandien mūsų tikslas bus tiesiog įeiti pro šitas duris. O jis mus pamatė, aš jau vaikščiau. Jo, ir jis čia užrakino. Ir padėjo raktą čia. O čia yra va šita dalis namo. O tas raudonas spalvas. Tai aš žodžiu čytą rodysiu vieną, kurį aš pats naudoju. Aš tik pirmą kartą naudosiu, bet nes kartais naudoju aš ant antro akto nesu praėjęs jo be čytų. Aš jį visada su čytais įimu. Ne, mums reikia dviejų dėžių. Tikiuosi, jas užlipau. Šiaip jis gali mus nusiurbt. Gal labai neseniai pastebėjau. Ne! Bėgam. Filmukė Edvis. Tokį youtuberio. Daug kas dabar žino, bet čia žinau, tai būtų keista. Jei kaimynas atsikels, iškart mane pamatys. Gerai, ir nusiurps. Čia toks man rods atnaujinimas. Prašau, nei kažko. O, bet aš nepasiėmiau. Jis nusijuokė. Juokės. Tai gal... Paimsiu šitą dėžę, eisiu, okei, gal nebekraučiu. Laikas. Ar aš nebekraučiu. Kraučiu tai yra pritūpti. Oi, kaip blogai. Man net nepavyks, tačiau lipti, manau, video baigsim net neatėję į tą rūsį kaimyno. Arba pabandysim ateiti.
man nepavyksta žodžių. Na tai, baigsim video va čia. Ir aš va čia paspausiu escape. Quit paspausiu. Nu tai ką, tas video truko gana, nežinau ar trumpai ar ilgai, bet palauksim iki pagrindinio meniu dabar. Nu va, ir dabar atsisveikinsim su jumis. Taigi, ar patiko ar ne, tai laikinkit, subscribinkit. Ir turbūt ate, nes dar išjungsiu va.